Žinom, kad atsirado staiga slaptasis informatorius, kuris čia padarė žemės drebėjimą, bet dabar mes žinom, kad jisai toks irgi pusiau kažkoks, tai melagis, tai ne melagis, neaišku. Žodžiu, mes turime labai daug melo, labai daug klausimų ir nei vieno atsakymo. Ir turbūt visiems labiausiai rūpi šiuo metu, aš taip įsivaizduoju, klausimas, pagrindinis klausimas, o tai kągi daryti? Kągi daryti šiuo atveju? Ar reikia vykdyti teismo tokį sprendimą, ar jo nevykdyti, nes tai bus ten pažeidimas įstatymų ir taip toliau. Bet norint vykdyti bet kokį sprendimą, kaip minėjau, reikia atsakyti į visus iki vieno iškilusius klausimus, iš eilės, ramiai ir be emocijų. Ir remtis reikia tik tai oficialia, būtent tų pačių pareigūnų, politikų, prokuratūros pareigūnų informacija vieša. Jeigu ją mes susidėtume nuo pirmo takto, ramiai, ne tai, ką pasakė Venckienė, ne tai, ką pasakė Stankūnaitė, negi ne tai, su kuo ten nori ar nenori gyventi mergaitė. Mes nežinom, kas kaip ką žudė, kas ką kaip prievartavo, mes tokių dalykų neturim. Bet jeigu mes susidėtume jeigu ir jūs žurnalistai susidėtumėte ramiai visą informaciją nuo pat pradžių, tą sausą, aš manau, kad jums iškiltų dar daugiau klausimų negu tie, kurie tą istoriją domisi kaip aš nuo pat pradžių. Tiesiog yra visiškas prieštaravimas vienas kitam. Duosiu pavyzdį. Mes kaip tokia visuomeninė grupė labiau domimės įvairiais finansiniais nusikaltimais. Įvairiom rezonansiniam bylom, kurios valstybėje yra netiriamos. Visos rezonansinės bylos iki vienos valstybėje yra piktybiškai netiriamos. Mes kiekvieną dieną, net ir šiandien iš prokuratūros laišką genialų gavom, kaip prokurorai meluoja. Duosiu tik vieną pavyzdį. Yra, pavyzdžiui, tokia rezonansinė byla kaip Vilnius Europos kultūros sostinė. Jūs ją labai gerai žinot, mes nuo to ir savo veiklą pradėjom kaip visuomenininkai. Ir prieš metus laiko buvo paskelbta, kad šioje VEX byloje atsirado pirmasis įtariamasis. Visa žiniasklaida rašė, atsirado pirmasis įtariamasis, tai buvo Kultūros ministerijos sekretorius ilgametis Juozas Širvinskas. Jam buvo pareikšti įtarimai, tą turbūt visi gerai žinot. Na, praėjo kiek laiko, mes uždavėm tam tikrus klausimus dabar prokuratūrai. Štai prokuratūra mums atsakė apie kitokių įdomių dalykų, nenoriu plėstis, kad jokie įtarimai Širvinskui nėra pareikšti. Ir jie net niekada ir nebuvo pareikšti. Ir tai atsako aukštas generalinės prokuratūros pareigūnas. Na, mes toj patikrinam savo failus, pažiūrėt, kaip čia yra. Na, žiūrim, kad jisai yra neteisus, nes įtarimai iš tikrųjų buvo pareikšti, tą padarė FNTT, turbūt pasakys teisininkai, reiškiant įtarimus, iš karto prokurorai viską žino, ten yra taisyklės. Vadovauja ir kontroliuoja prokurorai, kiekvienam iki teisminio tyrimui, bent taip turėtų būti. Bet kokiam žingsniui. Ir štai tas aukštas generalinės prokuratūros prokuroras, Plioplys, jo pavardė, neatsimenu vardo, jisai oficialiai atrašo, kad jokių įtarimų nėra. Tai yra tik menkas pavyzdėlis. Normalioj valstybėje, tai nežinau, toks prokuroras turbūt būtų iš karto pristabdyti veiksmai, patikrinti, ar jis ko neapsivaręs, tokia nesąmonė atrašė, gal tai korektūros klaida ar ne, bet jie taip varo. Tokių pavyzdžių pas mus ne 10, ne 20, turbūt 100. Tai šiuo atveju, šitoj situacijai yra pakankamai sudėtinga ir visas keblumas tame, kad mes neturime nepriklausomos teisėsaugos. Jūs tą turbūt... Taip, čia nereikia eiti dabar, mes neturim teisėsaugos. Ką daryti žmonėm, paprastiem piliečiam, kurie neturi į ką atsiremti, jie neturi kur pasiskųsti. Kai mes kalbam apie finansinius, apie tokius vagystės, tai dažnai net ir politikų tarpe ir viešoje erdvėje yra pajuokaujama. Na, va štai Vilniaus meras abonentas, galbūt jis ten truputėlį ir vogė, nevogė, bet nieko tokio. Ir mes suprantam, kad juokai apie vagystės iš tikrųjų, jie yra galimi. Mes tik nebejojam, kad anksčiau ir vėliau ateis laikas, kai gal ir humoro formai, bet vis tiek reikės atsisėsti į tam tikrą vietą tiems politikams ar kokiems kitiems veikėjams ar atsakyti už savo veiksmus. Bet šiuo atveju, kai mes kalbame apie žmonių gyvybės, apie mergaitės gyvybę šiuo atveju ir panašius dalykus, jokių nebegali būti.
Ir šiuo atveju žmonės yra absoliučiam tupike, jie neturi pasirinkimo, jie neturi teisėsaugos, kaip matome į sprendimą, aš nesu teisininkas ir teismų nesu ten žinovas, bet logiškai mąstant aš irgi matau, kad šis sprendimas jis tiesiog elementariai yra nesąmonė. Tas pats, kas būtų parašyta kokiam nors nusikaltėliui, kad tu nušok nuo stogo. Čia nesprendimas. Na, tai jisai tikrai nešoks, nebent... Į gerą vietą nuėjo su juo. Tai mes esam tokioje situacijoje. Ką tokiu atveju galima daryti ir aš kaip pilietis, ką aš galiu daryti? Aš galiu tik tai kažkaip skelbti savo mintis tais kanalais, kuriais aš galiu skelbti, aš galiu kreiptis į žurnalistus, kurie turi sąžinės ir aš tikiu, kad tokių yra dauguma, galbūt yra istorijų, kur žurnalistai iš tikrųjų, būna temų ir mums patiems būna temų, kur mes pažiūrim paviršutiniškai ir tiesiog nesigilinam, ir kažkas daro ir daro. Tai nuo žurnalistų iš tikrųjų labai daug priklauso. Bet žurnalistam reikia kelti, kaip ir piliečiai kartais kelia, elementariai tos pačius klausimus. Ir tokie teisingumo ministrai, kurie yra, čia mano asmeninė nuomonė, lygiai taip pat pakabinti berniukai, įstatyti tokias pozicijas. Nes įsivaizduokit valstybę, Lietuvos valstybė, jūs pasižiūrėkite į tą teisingumo ministrą, į tą berniuką. Aš tai įsivaizduočiau, jeigu sėdėtų ten žmogus, kažkokios barzdotas ar toks, reiškia vizualiai. Tai yra berniukas, kuris kala savo išmoktas tenai kažkokias litanijas, išneka visiškas nesąmonės. Tie berniukai visiškai atsiriboja nuo savo piliečių, jie neina į absoliučiai jokį kontaktą. Kodėl jis matė ūsą, jis neatsiriboja, jis aktyviai dalyvauja byloje. Tokį statusą turintis jokioje valstybėje pareigūnas nebūtų pasakęs, net jeigu tikrai būtų matęs. Jeigu šitoj valstybėje tam teisingumo ministrui buvo liepta atlikti šitą pareigą ir pasakyti, tai mes tokią situaciją ir turim. Kitaip tariant, aš tik savo asmeninę nuomonę pasakysiu, kad be abejonės šito teismo sprendimo ne tai, kad reikia galvoti kaip vykdyti, kaip nevykdyti, jo tiesiog privalu nevykdyti. Ir tą pasakyti labai aiškiai. Mes negalime vykdyti, bet koks pilietis, jis negali vykdyti sprendimų, jeigu jie yra neteisėti. Ir ypač šiuo labai aiškiu ir jautriu atveju. Ta reikia sakyti kiekvieną dieną mūsų valdžiai. Ir man atrodo, šiuo metu, nors politikai ir tyli, aš manau, jie vis tiek viską stebi ir mato, ir atsiranda vienas kitas. Gal ten ir menkesnio kalibro ir taip toliau, bet tai yra labai svarbu. Bet tas litanijas, kurias kala visuomenininkai, tam tikri piliečiai ir taip toliau, kiekvieną dieną, tą turėtų kalti ir žiniasklaida. Turi būti sąžinė, turi būti netgi tie, kas liepia rašyti užsakomosius straipsnius. Aš tikiu, kad jų nėra daug. Yra tų žiniasklaidos kanalų, be abejo, galime įvardinti, Lietuvos rytas labai aktyviai rašo. Bet šiuo atveju aš kviečiu tiesiog, nežinau kaip tas vadinasi, nepaklusnumo aktui. Visuotiniam nepaklusnumo aktui, labai drąsiam, nes bijoti nėra ko. Bijo pedofilai. Vagis, kurie tik vagia, jie netai bijo, jie valdo teisėsaugą ir taip toliau, nebijo ir tai galų gale, kaip mes sakėme, nėra gėda, tai yra bairiai. Pedofilija yra baisi gėda. Ir šiuo atveju aš intuityviai jaučiu, kaip aktorius, kad šiuo metu prie tų žmonių, kurie dalyvavo pedofilijai, kurie užsakinėjo kažką, kurie reguliavo, kurie netgi ten kažką susijęs su žmogžudystėm, mes jau esame prie jų priartėję. Ir tai rodo jų pačių veiksmai, jų nesąmoningi veiksmai, visokių ministrų teisingumo pasisakymai, reiškia teismų idiotiškiausi sprendimai. Jie rodo, kad mes jau šalia, todėl reikia kantrybės. Nes kas atsitiks blogai, jeigu, sakykime, šią situaciją mes pralaimėsim, mergaitė bus grąžinta, mes pralaimėsim didelį mūšį, mes nepralaimėsim kovos, bet gerokai viskas nusitems. Šiuo atveju žmonės turi suprasti, kad negalima kitaip elgtis dabar, taip kaip negalima buvo kažkada kitaip elgtis prieš 20 ir daugiau metų Sąjūdžio laikais, kai mes lygiai taip pat pažeidinėdavom įstatymus, kai lygiai taip pat netgi va čia prie Eltos, aš atsimenu, Juozaitis darė nesankcionuotą piketą ir susirinkę čia buvo gal tik 200 žmonių ir rašė žiniasklaidą tuometinę, kaip čia blogai ir čia blogai. Lygiai taip pat, kai buvo nesankcionuoti dideli mitingai ir taip toliau. Mes darėm labai daug pažeidimų. Todėl naudodamasis progą dar kreipsiuos ir pasikartosiu jūsų žodžius, kad
kreipiuosi kaip paprastas pilietis ir į visus teisėsaugos pareigūnus, kurių pažįstu irgi tam tikrą dalį ir labai sąžiningų, aišku, jie neužima aukštų postų. Kreipiuosi ir į policijos pareigūnus, kurių irgi sąžiningumu didžiosios dalies nebejoju, kad jūs vadovaukitės pirmiausia savo sąžinę šitoj situacijai. Tai yra pats svarbiausias dalykas.